Išmanusis telefonas kainuoja 400 eurų, perkant išsimokėtinai jis kainuoja 20% brangiau. Užtat pradinis įnašas tik 180 eurų, o išsimokėti reikia per 8 mėnesius. 3.1 klausimas, kokia bus telefono kaina perkant jį išsimokėtinai. Na tai uždavinys ko klausia? Vadinasi, normali kaina už tiesiog tą išmanų telefoną yra 400 eurų. Dabar yra pasakyta, kad jeigu jį pirksime išsimokėtinai, bendra jo suma bus 20% didesnė. Na tai 400 eurų yra 100% visos sumos, o kiek bus 20% daugiau, tai 120. Na ir mes nežinome tos sumos. Tai mes turime ne ką kito kaip susidarę proporciją, eurai po eurais, procentai po procentais ir dabar tiesiog skaičiuojame x lygu. Įstrižai sudauginame šalia x esančius skaičius, tai 400 ir 120 ir viską padaliname iš 100. Nuliai ir čia, ką aš taip darau, ne taip. Šiaip nėra skirtumo, bet aš tiesiog mėgstu taip nulius išsiprastinti. Jeigu nežinot, kodėl taip galima daryti, tai parašykit, aš pabandysiu jums paaiškinti. Ir aišku, man čia taip automatiškai labai baisiai išsibrauko viskas, bet aš pasistengsiu gražiai parašyti. Jo, ir dabar gaunasi, kad 4 x 220 arba 4 x 12, kas 4 x 12 būtų 48 ir dar 0 parašom. Nu ir viskas, 480 eurų, tai yra kaina perkant išsimokėtinai. 3.2. Apskaičiuokite mėnesinio įnašo sumą. Tai 180 eurų buvo pasakyta, kad reikia sumokėti pačioje pradžioje tam, kad galėtų, vis tiek kažkokį pradinį vadinasi įnašą. Nėra čia kažkoks keistas, aišku, uždavinys. Paprastai dabar apskritai visos mėnesinės tos įmokos būna vienodos. Bet čia pasakyta, kad pirmiausia sumoki 180 eurų ir jau gali pasimti savo telefoną, tik tuos 8 mėnesius tau dar reikės po kažkiek sumokėti. Tai ko klausia šitą užduotis? Mėnesinio įnašo sumą. Tai šitą mes jau būsim sumokėję ir mūsų klausė, kiek per vieną iš tų 8 mėnesių mes turime dar sumokėti. Tai jeigu mes žinome, kad 480 yra visa suma, atimėme tą pradinį įnašą, mes gauname 300 eurų. Tai tuos 300 eurų mes turėsim sumokėti per 8 mėnesius. Tai dabar kiek mes turim sumokėti per vieną mėnesį? Tai tuos 300 mes turime padalinti iš 8 ir gaunasi, tu pasakysiu kiek. Pamečiau skaičiuotuvą. Su kompiuteriu skaičiuosiu. 300 padalinti iš 8 gaunasi 37,5. Čia turėtų būti kaina eurais. Tai parašau čia. Truputį dar pasižiūriu, ar eurų žodžiais parašysiu. Pažiūrėsiu, ar teisingą atsakymą gavau. 3.2. Jo, toks ir turi būti atsakymas. Judam tada tolyn. 3.3. Akcijos metu klientams, kurie moka iš karto, už 400 eurų kainuojantį telefoną buvo nemokamai duodami ausinukai kainuojantys 90% mažiau už telefoną. Kokia ausinukų kaina? Čia labai paprasta. Vėlgi proporcijos. 400 eurų yra 100%, ar ne? Dabar ką reiškia 90% mažiau? Tai reiškia, kad mes, jeigu turim telefoną, tai kaina ausinukų yra 90% mažesnė. Reiškia, lieka mokėti 10% arba 10% to telefono sumos. Šitą aš nubrauksiu truputėlį, parodysiu, kaip proporciją galima susidaryti. Tai dabar mes žinome, kad reikia rašyti čia 10. Čia būna mokiniai labai greitai sprendžia, iš inercijos parašo, kad 90%, bet pamiršta tą žodį mažiau. Tai jeigu mažiau 90%, tai 100 minus 90 lieka 10%. Na ir mes tokiu būdu sužinosime ausinukų kainą. Tai vėl pagal proporciją, jeigu skaičiuojam, tai x lygu, sudauginame įstrižai x esančius skaičius, tai būtų 400 x 10 ir viską padaliname iš likusio 100. Vėlgi čia išsibraukė tie nuliai, šitas 4 lieka. Anyway, 4 lieka, tai gaunasi 40 eurų, kad reikėtų sumokėti per kiekvieną mėnesį. Arba eurų galim rašyti, nėra svarbu.
Gerai, judame prie 3.4 užduoties. Diagrama vaizduoja, kiek parduota ausinukų per vieną savaitę. Čia. Truputį panagrinėjom, tai va čia parašytos visos savaitės dienos ir parašyta, per kiek kiekvieną tos savaitės dieną buvo parduota ausinukų. Dabar pirmas klausimas, kiek kartų ausinukų sekmadienį buvo parduota daugiau negu pirmadienį. Taip, čia yra pirmadienis, čia yra sekmadienis. Galima iš akies pasakyti. Pirmiausia, iš akies pasakysiu, po to duosiu suskaičiuoti. Tai matom, kad čia yra 20, čia matom, kad yra 50. Nu tai čia 20 jau 2 kartus daugiau ir čia dar 10, tai pusė. Nes 10 tai sudaro pusę tų pardavimų, tai 0,5. Tai galim iš karto rašyti 2,5 karto daugiau. Dabar kaip reikėtų suskaičiuoti, jeigu nepatinka. Šitas sprendimo būdas, tai tiem, kurie nemėgsta tų visų formulių, o tiesiog mėgsta tokią, kaip pasakyti, išplaukiančias kažkokias tai išvadas, kur galima suprasti. Nes tikrai čia labai paprasta. 2, 2, 2, 2 ir čia ta viena dalelytė, kad pusė lieka. Dabar skaičiavimas tai būtų toks, kad jeigu pirmadienį buvo 20, o sekmadienį buvo 50, nes 50, taip, tai dabar kiek kartų daugiau, tai mes tą 50 turėtume padalinti iš 20. Vėl nusibraukia tie nuliai, 5 padalinta iš 2 yra 2,5. Tai gaunam lygiai taip pat. Na ir dabar dar paskutinis 3, 4, 2. Kiek vidutiniškai per vieną savaitės dieną buvo parduota ausinukų? Na tai čia jau atsiranda aritmetinis vidurkis. Pirmadienį buvo parduota 20, antradienį 10, trečiadienį 40, ketvirtadienį 60, čia vėl 20, 80 ir 50. Tai mes dabar turime sudėti visas dienas, tai reiškia visą tų pardavimų kiekį. Tai aš pabandysiu taip truputėlį greičiau. Vat jau čia yra 100, 200, 280 iš viso yra. 280 buvo per visą savaitę parduota. Padalinam iš ko? Iš 7 dienų. Jeigu per visą savaitę yra parduota 280 ausinukų, tai daliname tai iš 7 ir tokiu būdu turėtumėm gauti, kad vidutiniškai per vieną dieną buvo parduota 40 vienetų ausinukų. Tai rašau 40. Viskas.